Labas rytas. Gimtojoje žemėje šiandien papasakosime, kaip Lietuvos vandenyse padaugėjo eršketų. Ir ką apie amžinąsias vertybės mano popiežiaus Benedikto XVI paskirtas jo šventenybės kapelionas monsinjoras Petras Baltuška. Dar užmesime žvilgsnį į mėšlides, dujas ir apdovanojimus. Lietuvos vandenyse beveik 5000 padaugėjo aštriašnipių eršketų. Tiek šių žuvų jauniklių žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pastangomis į nerį buvo išleista praėjusią savaitę. Matyt, ateina toks laikas, kada reikia gamtai atsidėkoti. Ir tokią gražią dieną, kaip nepadaryti tokios gražios akcijos, žengti pirmą žingsnį į Baltijos eršketo atstatymą Lietuvos upėse, Nery, Nemune, Šventojoj, kad ta žuvis paaugus išplauktų į Baltijos jūrą, po kiek metų vėl čia grįžtų, daugintus, tada pagaus ir mūsų žvejai Baltijos jūroje, Kuršių mariose ir Nemune. Bet aš noriu vieną dalyką pasakyti, kad vis dėlto, kas ir sužlugdė šio kilnios žuvies gyvasti tose upėse, tai sužlugdė pats žmogus, niekas kitas. Kodėl mes sugebėjom sužlugdyti, o kodėl Amerika, kodėl Prancūzija išlaikė tą populiaciją? Tai užsiduokim tą klausimą patys savo. Mes pradėkim nuo savęs, gerb gamtą, gerb patys save, neleis šiukšlint. Ir tada po truputį daugsim iki to, kad ir tos gražios žuvies, kada jinai jauna yra, kada dar nesubrendus, mes jos negaudysim. Aš manau, tas eršketas grįž po 15, po 20 metų, pasikeis karta, o karta kiekviena yra sąmoningesnė. Ir aš skaityčiau, kad tikrai tai žuviai didelis plaukiojimas ir mūsų žvejam, ir mūsų šeimininkėm bus atitinkamas ir geras patiekalas ant mūsų stalo. Eršketai vieni seniausių planetos gyvūnų, o aštriašnipiai eršketai viena labiausiai nykstančių eršketinių žuvų rūšių, įrašytų į Rusijos, Vokietijos, Lenkijos, Prancūzijos bei Lietuvos raudonąsias knygas. Visų mūsų tikslas ir yra apšviesti tą visuomenę ir žurnalistų pagalbos dėka padaryti taip, kad po 15, po 20 metų jos ramiai atplauktų neršti į Šventąją, į Nerį, į Merkį, į kitas Lietuvos upės. Ir žmonės pagaus ir džiaugsis. O vis dėlto, kaip seniau rašydavo Tadas Ivanauskas, sako, pagauna kaimą šitą žuvį, 40 kg sveria, 50. Visas kaimas 2 dienas gali maitintis iš to žuvies ir džiaugtis. Seniau ši rūšis gyveno Lenkijos, Lietuvos, Vokietijos upėse įtekančiose į Baltijos jūrą. Lietuvoje šis eršketas dažniausiai buvo aptinkamas Nemuno baseine ir buvo svarbus žvejybos objektas dėl žmonių kaltės išnykęs apie 1955 metus. Manoma, kad taip įvyko dėl to, kad buvo nekontroliuojama verslinė žūklė. Ant upių, kuriuose jos neršdavo, buvo statomos užtvankos, blogėjo vandens kokybė, buvo naikinamos nerštavietės. Žuvyvaisa visa ir žuvyvaisos rezultatai, jie nėra taip labai greitai apčiuopiamai pasveriami ir pamatuojami. Tačiau mes turim labai gražų pavyzdį, gražų darbą, kurį atlikom kartu su Žemės ūkio ministerija ir ne tik tai Žemės ūkio ministerija, čia tame darbe dalyvavo ir mokslininkai, ekologijos institutas, mūsų inspektoriai ir taip toliau. Turiu omeny tai lašišos ir šlakio atkūrimo programą. Dirbama buvo kryptingai, dirbama buvo 10 metų ir dabar turbūt, kai pamatom ir kai pasakai, kad Neryje Vilniaus mieste gali pamatyti lašišą ir dar ją netgi teisėtai turint licenciją susigauti, tai mažai kas tiki, bet iš tikrųjų faktas yra toks. Aš nesakau, kad taip greitai bus ir su eršketais, bet reikia galvoti ir ne vien tik tai apie tą vienadienę ekonominę naudą, bet reikia galvoti ir apie ateitį ir apie tai, ką mes paliksim ateities kartom, o ta programa, tos programos rezultatai, aš manau, tai ir parodys, ir ta žuvis eršketas, kuri veistis, aišku, reikės kur kas daugiau darbo, daugiau lėšų, daugiau kantrybės, bet aš manau, kad po 10-mečio kito bus galima ją čia pamatyti ir jau tai matys turbūt mūsų vaikai ar anūkai, bet tai turėsim, manau, būsim atlikę gražų darbą, tai
gero vandens eršketams ir mums visiems. Aštriašnipio eršketo reintrodukcijos darbai yra ilgalaikiai, reikalaujantis didelio kruopštumo ir nemažų darbo sąnaudų. Iki šito paleidimo mes dirbom 2 metus. Reikėjo mūsų žmonės siųsti į Lenkiją, apmokyti tuos žmonės. Mes šiandien galim kai kurias rezultatais pasigirti, bet mes turim dar daug problemų, neįspręstų dalykų. Mes, pavyzdžiui, šitus eršketukus, kurie buvo atvežti ikrą iš Kanados, iš Švento Lauryno upės, Lenkai su mūsų žmonėm, kur ten dirbo, mokinos, juos inkubavo, įsirito rituoliai. Mes tuos rituolius iškart pasiėmėm, kad jie būtų nesurgatinė motina, mes savi būtum. Žinot, pasiėmėm čia ir juos išauginom iki 5 gramų. Paleidžiam šiemet 5000. Kitais metais paleidžiam dar 5000. Pasilieka motininiai bandai, bet šiandien Lenkai padarė mums surprizą. Atvežė paaugintus 5 metų eršketukus, kuriuos mes galėsim Lietuva auginti toliau. Tai iš Lenkų yra ką pasimokyti, ypač vokiečiai, pradininkai buvo. Ir dabar kitos šalys sukluso ir ruošia bendrą ES projektą eršketinio Baltijos eršketo atstatymo programą. O mes kalbėjom, labai mūsų stiprus partneriai yra aplinkos ministerija, be kurių pagalbos mes tikriausiai nieko nepadarytum. Jų dėka įrašytas eršketas į raudonąją knygą, padaryta visa programa paleidimo tų ir mokslininkai dirba tą linkmę. Padarysim taip, kad tas rezultatas, kiek nuo mūsų priklauso, būtų akivaizdesnis ir realesnis ir greitesnis. Žuvininkystės tarnybos Simno ir Rusnės poskyriuose eršketai auginami ir reprodukcinė banda formuojama remiantis Lenkijos Stanislavo Sakovičiaus vidaus vandenų žuvininkystės instituto Olštine patirtimi. Надеюсь, эти, которые сейчас там в этих мешках ждут. Tikiuosi, kad eršketai dabar maišuose laukiantis, kada juos išleis į laisvę, išplauks į Baltijos jūrą ir susitiks su tais, kurie ten jau yra. Надеюсь, что встретятся с этими, которые там уже есть. Per daugelį metų mes jų išleidom keletą 10 000, kuriuos dabar žvejai dėja jau gaudo. Na, o gal ir gerai, žmonės patenkinti, nes dydis jau tinkamas vartoti. Reikia išleisti tiek, kad visiems užtektų. Ir žvejams, ir populiacijai atkurti. Ką visi kartu tikimės, esame pajėgūs padaryti. Galvoju labai gerai, kad mes pasimokėm iš kaimynų Lenkų. Aš tikrai labai dėkoju jiems už suteiktą visą pagalbą, taip vadinamą trumpai know-how. Nes be to mes būtume nepadarę ir mūsų Simne, kurios buvo auginamos ir kitur mes nebūtume užauginę tų mažų žuvyčių. Na kągi, ko jam palinkėkim tom žuvytėm? Išplaukti į mūsų puikią gintarinę Baltiją. Po kiek tai, kai mokslininkai sako, po 25 metų jos čia turi sugrįžti. Štai mūsų vaikai, va čia matau mažiukų, tegul jas pasigauna ir kaip tu sakei, Vytautai, tegul būna šventė tuose kaimuose, kur pagausi. Tada va, šitas darbas, kurį mes šiandien darėm, tik tada duos rezultatų. Lietuvoje jau užaugo kelios kartos, nemačiusios legenda tapusios ir Lietuvos upėse gyvenusios žuvies milžinės. Nepraeis 15-20 metų ir šie eršketukai subręs ir atplauks neršti į upes. Aš galiu pasakyti, pagal lašišų programą, kuri buvo pradėta prieš 11 metų, pernai lašiša ir šlakis yra išbrauktas iš raudonosios knygos. Aš pats mačiau sesartį, toj vietoj, kurio žuvis negali praeiti, lašiša turiu omeny, jinai šokinėja į viršų ir krinta žemyn. Aš nustebau, aš apakau tiesiogiai to žodžio prasme. Aš galvojau, tas tik tai gali būti Norvegijoje, tas tik tai gali būti kažkur tai Rusijai, supranti. Aš pamačiau šitą Lietuvoje, nesakysiu tos vietovės. Bet aš pats savo akim pamačiau ir tikrai, jeigu, pavyzdžiui, kai kuriuose upėse per tą 11 metų 10 kartų padaugėjo šio žuvies, šlakių ypač, lašišų, prie Vilniaus
prie Mindaugo tilto pagauta 14 kg lašiša. Mūsų vyrai, kur dabar gaudo tas lašišas ir inkubuoja, pagavo Vilniaus centre 5 lašišas, virš 10 kg, nu tai faktai kalba už save. Aišku, šita žuvis yra žymiai opesnė, žymiai su ja sunkiau, yra įvairių problemų. Nu, bet man atrodo, jeigu nedirbsi, tai nieko neturėsi. Po pertraukėlės Gimtojoje žemėje monsinjoro Petro Baltuškos mintys apie amžinąsias vertybes.